Reiškia, jūs turite pinigus, ar turi verslas moralinę atsakomybę prieš tuos, kuriuos padarė nelaimingais, prieš tuos, kuriuos išvarė. Čia ne apie moralinę atsakomybę, čia apie sveiką protą. Toj pačioje Amerikoje $100 68 atitenka samdomam darbui, nes verslas ten suvokia, kad niekas kitas nepirks jo prekių, jeigu tu nemoki algų, tai nėra kas perka tavo prekes ir tada verslo nėra. Lietuvos verslininkai šito nesuvokia. Ką gali nupirkti žmogus, kuris gauna 600, jisai susimoka už butą, tarkime, nors nesusimoka, ir truputį pavalgo. Reiškia, visas kitas verslas Lietuvoje yra nereikalingas. Vat kur yra Lietuvos problema, čia nebus ko važiuoti, nes čia neįmanoma įeiti apskritai jokią rinką. Tai yra, žmonės neturi perkamosios galios. Jeigu atimti 3,5 milijardų, kurios mums persiunčia iš emigracijos, tai yra, mus Lietuva šiuo metu maitina 6 milijardai, kurios 7 beveik, kurios duoda Europos Sąjunga, plus 3,5 milijardų, kurios įveža. Mes iš tiesų turime srautą, kuris gamina pajamas ne vietinį. Todėl, kad vietinis verslas, jis yra nepajėgus intelektualiai suvokti paprasto dalyko, kad jeigu tu nemoki savo darbuotojui, tai nėra kas perka tavo prekes. Kiekvienam aišku, bet Lietuvos verslas nesuvokia. Bet jie įsiveš imigrantų. Jinai įsivaizduoja, kad siūti lietuvių tai net nėra prasmės. Be abejo nėra prasmės. Jos darbuotojai gali pirkti tos rūbus. Be abejo ne. Tai kam jinai pardavinėja jos ateiviams, mėnulį, eksportas? Tai ar jūs norit išgirsti, dėl ko jie emigruoja? Ar jūs norit sužinoti? Aš noriu paklausti jūsų, ponė Gudelį, ar jūs nesijaučiat nors kiek kaltas dėl tų žmonių, kuriuos jūs sakėt, išvažiuoja žmonės ir iš jūsų? Pažiūrėk, aš nežinau, aš sukūriau šiuo metu į 500 darbo vietų. Taip? Bet nedarbo, jeigu išvažiavo. Jeigu aš dar neliko pas kartą jūs. kartoju, dirba 500 žmonių. Tai yra 500 šeimų gauna pajamas. Taip? Iš kurių nepragyvena? Kaip? Iš kurių nepragyvena? Aš, Rūta, palauk, jeigu žmonės dirba, gal jie sunkiai pragyvena, mes bandom. Bet aš bandau sakyti, mes kaip įmonė bandom. Supranti? O koks jūsų buvo pernykštis pelnas? Kaip? Pernai pelno, kiek jūs Pernai iš 52 milijonų buvo 1,5 milijono pelno. Mes turime būti blaivus ir turime įvertinti tai, kad mūsų politikai labai dažnai šitoje temoje nesako tiesos. Lietuva yra unikali valstybė. Iš Lietuvos žmonės jau nebėga, o evakuojasi. Ir evakuojasi ne pensininkai, ne politikai, ne valstybės tarnautojai, o bėga tie žmonės, kurie yra talentingiausi, darbščiausi, sveikiausi, tie, kurie yra pajėgūs susikurti savo padorų oro gyvenimą ir vakaruose. Ir realybė yra tokia, kad mes neturime daug priemonių, kaip sustabdyti juos. Aš manau, kad laikas yra seniai tam ruoštis ir mūsų politikai turi formuluoti, kad mes turime galvoti apie 15-20 tūkstančių imigrantų kasmet pasiruošti iš tų šalių, kurie norėtų atvykti Lietuvą ir čia dirbti, kur savo gyvenimus ir gyventi. Ir mokėti mokesčius sodros, kurie yra būtini, tam, kad būtų galima pensininkam mokėti pensijas. Kodėl apie tai nėra kalbama? Matyt, politiškai tai skamba kol kas labai nepatraukliai ir žmonės galbūt sunerimtų. Manau, kad jeigu mes norime realiai sukurti tokią programą, kaip užpildyti mūsų darbo vietas ir turėti žmonės, kurie čia mokės mokesčius pakankamų jų kiekį, mes turim pagalvoti ir apie tai, kad yra galimybė mūsų tokia tiem žmonėms, kurie norėtų čia atvažiuoti gyventi, tarkim, jeigu tai būtų Baltarusiai, galvoti ir apie po tam tikro laiko, 7, gal 10 metų, suteikimą Lietuvos pilietybės. Kad jiems būtų akstinas vis dėlto čia pradėti galvoti ir kurtis, kaip galima gyventi. Tai ką, ponė Stanislavai, Lietuva uzbekams, tadžikams, kiniečiams? Aš galiu pasakyti, kad dabar žmogus, kuris čia šnekėjo iš ekrano, beros ponas Šindeikis, taip? Taip. Tai kaip minimum truputėlį matyt, gal su sveikata žmogui nėra gerai. Kitas dalykas, jis vykdo Stalino, visų tautų žudiko budelio Josifo Stalino ir jo parankinio Suslavo idėją. Kokia idėja buvo? Taip, tokia buvo idėja. Bus Lietuva, bet nebus lietuvių. Buvo daroma, kad Lietuvoje neliktų lietuvių. Tai ponas Šindeikis, matyt, yra Stalino ir Suslavo gerbėjas. Kitas dalykas, tikriausia, ledas ir ugnis nesiderina.
Tačiau mūsų oligarchai ir didžiosios korumpuotosios partijos, matyt, gal ir ponas Šandeikis ar Šindeikis, tuo pačiu yra ir rasistas, ir antilietuvis. Aš dabar paaiškisiu lyg tai šį paradoksą. Kodėl jis yra rasistas? Žiūrėkit, kodėl jie yra rasistai? Rasistai yra dėl to, kad jie sako, atsivešime negrų, pakistaniečių, indų, iš neturtingų trečių šalių žmonių, gal tų pačių mūsų brolių gudų, ir aišku, jiems mokėsim šunišką atlyginimą. Tai grynas rasizmas. Tuo pačiu jie yra antilietuviai. Stengiasi visus lietuvius išvežti, išnešti iš Lietuvos. Aš dar kartą noriu pasakyti. Auštrevičius galvoja taip pat. Tai Auštrevičius, aš jums pasakysiu. Lietuva yra tragedija, nes valdo dvi radikaliosios kraštutinės partijos. Tai yra komunistai ir liberalai. Komunistai ir liberalai, paskaitykite filosofą Antaną Maceiną. Tai dvi jėgos, kurios griauna Lietuvą. Taip. Jūs irgi turite valdžios. Suprantate, tai yra dvi kraštutinės jėgos, komunistai ir liberalai. Tai čia bet kuris jums paaiškis, kai tos dvi jėgos tai yra kraštutinumai. Liberalas prieš jūs. Taip. Ką jūs jam padarysit? Ką aš jam padarysiu? Nieko nepadarysiu. Jie turi pinigų. Žiūrėkit, kodėl niekas nekalba apie... Auštrevičių, tai atsakykit, Buškevičius. Jūs esate rasistas ir antilietuvis, kaip jisai pasakė. Absoliučiai taip. Ir vaikus valgau dar. Kaip? Macas gaminu iš vaikų. Pasakykite man dar šitą dalyką. Ką jūs gaminat? Macus iš vaikų. Jo, kad iš vaikų kraujo gaminu filosofą Antaną Maceiną apie bolševizmą ir liberalizmą. Jūs paskaitykite. Ar jūs neskaitote mūsų filosofų Šalkauskio, Maceinos? Ar jūs tik tai kalbate apie pelną? Mes dabar kalbam apie imigraciją. Filosofiją. Imigraciją. Man šiaip užtenka, kad aš girdžiu jūs ir žmonės girdi. Tokiais atvejais žmogui reikia leisti pasakyti viską, ką jisai nori pasakyti. Jūs jau prisidėjote Europos Sąjungoje, taip prisidėjote, kad mes nežinom, kaip dabar išeiti. Europos Sąjunga duoda masę pinigų Kauno arenai statyti ir to miesto vicemeras sako, kaip blogai būti Europos Sąjunga. Čia yra fantastika. Bet jūs žalos padarėte. Galima buvo gauti daugiau naudos. Jeigu jūs nebūtumėt parašiuką, o taip dėjęs, užsimerkęs, tai šiandien mes turėtume dar daugiau milijardų. Ką kalbėt su žmogumi? Mes turėtume daugiau milijardų. Aš noriu pasakyti. Jeigu ne jūs būtumėt vadovavę, mes šiandien būtumėt turtingesni. Iš Europos Sąjungos gautumėt Pone Buškevičiau, dabar kalbam apie žmonės, ne apie transparantus. Taip, klausau. Palaukit.